Sakoma, kad norint suprasti, kaip jaučiasi kitas asmuo, reikia iššokti į jo batus. Ta padarė Vilnietis Arminas, sutikęs dalyvauti pinigų kartos eksperimente ir iššokti į elgetaujančio žmogaus batus. Nors Vilniuje draudžiama tiek duoti išmaldą, tiek elgetauti, skaičiuojama, kad mieste gali būti apie 100 elgetaujančių žmonių. Tačiau šis skaičius kinta ir priklausomai nuo metų laiko. Žiemą jų būna mažiau, vasarą daugiau. Eksperimento metu bandysime išsiaiškinti, kas verčia elgetaujančius žmonės prašyti išmaldos. Galbūt tai užburtas ratas, iš kurio nebeįmanoma išlipti. Sklando informacija, kad kai kurie elgetaujantis asmenys yra susijęs su, pavadinkime, kriminaliniu verslu, kai išmaldą renka ne tik savo reikmėms, bet dalį surinktų pinigų privalo atiduoti kitiems. Arminas turi išsiaiškinti, ar elgetaujantis asmenys iš tiesų yra reketuojami. Dėl šio tikslo Arminui teks pačiam prašyti išmaldos. Gal tai padės užmėgsti bendravimą su kitais elgetaujančiais žmonėmis. Paprašius grimuotojos pagalbos, pavyko Arminą nugrimuoti taip, kad jis iš pasitempusio vaikino virto išmaldos prašančių benamiu. Eksperimentui pasirinkome vietą vienoje pagrindinių Vilniaus senamiesčio gatvių prie Aušros vartų. Atsidūręs tenai, pamačiau vieną vienintelį šalia esantį žmogų, tai buvo moteris, jinai jau sakiusi ten esanti 37-38 metus. Ir mes tada su ja pradėjome šiek tiek šnekėti, jinai klausinėjo, iš kur aš atvykau, gal kadangi buvau naujokas. Ir galiausiai aš jas pradėjau klausinėti ir teiravausi, ar man reikia kam nors sumokėti už tą vietą, kad aš čia esu, nes girdėjau iš kitų žmonių, kad renka tokią duoklę. Ir jinai sako, iš manęs niekas nerenka, nes aš čia 37 metus ir aš čia esu vietinė, taip kad iš manęs niekas neima ir net tegul nebando atimti. Tai jinai sakė, kad man reikėtų saugotis tik narkomanų ten ateinančių, va štai ir viskas, ir nebent policijos pareigūnų. Tai jos pirmasis buvo perspėjimas, kad saugočiausi policijos pareigūnai ir pasižiūrėčiau, kokios spalvos atvažiavo automobilis, tai tada turėčiau eiti iš tos vietos, neždintis iš tenai ir kadangi policijos pareigūnai gali mane sulaikyti ir duoti baudą. Arminas sulaukė daug elgetaujančių žmonių dėmesio. Viena moteris jam pasiūlė išmaldą rinkti kitoje vietoje, kad jo nefilmuotų miesto kameros. Vėliau prisistatė daugiau į benamius panašių asmenų ir jie klausė, ką Arminas čia veikia. Vienas iš jų irgi priėjęs prie manęs iš karto paprašė 2 eurų. Duok man 2 eurus, nes kitaip tu negalėsi čia būti. Ir aš pradėjau jo klausti, tai kodėl aš tau turiu mokėti. Na ir jis tada man bandė paaiškinti, kodėl aš čia turiu sumokėti, kad jeigu jau sumokėčiau jam, tai jis daugiau manęs ir neprašytų. Kas tau yra? O kas yra? O kas yra? Kas tau yra? Nieko nėra. Тут хочешь сидеть, тут давай 2 евро, и тогда будет спокойно. Komu davati 2 eurų? Нам? Tai nebuvo toksai muštras, kad jau jis reikalavo manęs su fizinė jėga, bet jisai reikalavo ganėtinai intensyviai. Так ты дал ей 2 евро? Нет. Если шеф я тебе дам, то тогда ты что? Все будет знать, что я тебе дал, и никто не будет приставать ко мне? Кто к тебе будет приставать? Никто тут приставать не будет. Тут местно, никто к тебе вообще приставать не будет. Сиди ты засидись. Только если просят, вот, там просто камеры, да, просто тебя камеры если заснимут, другие пострадают. И это плохо. Потом другим, может, неприятности, знаешь. И вот сядешь под камерой, вот, другие пострадают, это просто неприятности, знаешь. А зачем? Других заберу, да? Да. А потом из-за тебя, допустим, других заберу. Они будут злые на тебя, ну вот потом плохо, знаешь. А так тебя попросили вот пересядь, ну что, потому что он на камерах сел, знаете, а полиция это видит. Mes galim patruliuodami kažkur pamatę tą žmogų perspėti jam galbūt pasakyti, kad tai yra, kad būtent jisai pasitrauktų iš šios vietos, bet realiai žiūrint teisinio kažkokio pagrindo mes neturime, kol jisai tas asmuo nekelia kažkokio pavojaus aplinkiniams. Kaip ir minėjau, jeigu jisai pradeda kabinėtis prie žmonių, yra neblaivus viešoje vietoje arba daro kažkokius kitokius teisės pažeidimus, taip, policija gali įsikišti reaguoti. Bet jeigu žmogus sėdi paprasčiausiai kažkur saulutėje, šildos ir nieko tenai nedaro, tai iš esmės kažkokio teisinio pagrindo jų sulaikinėti, pristatinėti į policijos komisariatą mes neturime. Eksperimentą perkeliame į Smetonos gatvę. Čia praeivių mažiau, tačiau viename iš kiemelių dažnai būriuojasi į benamius panašus asmenys. Kai tik atėjau ir atsistojau prie parduotuvės ištiesęs ranką, tai teko kurį laiką palaukti, kol priėjo tie kiti žmonės, kuriuos mes matėm dar prieš pradėdami filmavimą. Tai buvo 2 vaikinai. Jie, kaip ir supratau, yra pasiskirstę zonas, kuriuose sėdi. Taigi štai aš ten pastovėjau kurį laiką ir vienas iš jų mane pamatęs iš karto pasikvietė savo draugą. Kartu atbėgę, jie pradėjo manęs klausinėti. Vienas iš jų, apsirengęs baltai, jisai buvo agresyviai nusiteikęs ir klausė
prašė pasiaiškinti, jeigu taip galima būtų pasakyti, ką aš čia veikiu ir kodėl esu jų zonui. Jeigu nežinau, tai čia jie yra užsiėmę šią vietą. Iš kur čia atsiradai? Приехавшие. Откуда? Шальчининкай. Ну что ты тут делаешь? Ну, приехал тоже вас Это собирать. наша территория. А так куда мне идти? Не можно мне здесь? не интересно, куда идти, это наша территория, понимаешь? Понимаю. Ну так вот, и иди куда хочешь. Хочешь, Мне неинтересно. вино, сидра поставь, бутылка. Так надо вам заплатить, тогда могу стоять. Ну, конечно. А если я... Если заплатишь, тогда можешь стоять. А если я соберу, если я накоплю что-нибудь, я вам отдам, и тогда буду стоять? Можно так? А не можешь сидра купить? Так у меня еще нету, вот сколько мне дали сейчас, пока я стоял. Не знаю, что мне делать. Короче, То давай ты я... тут можешь стоять до 7, Ага, не больше. до 7. Да. В 7 часов мы придем, чтобы тебе не было бы. Хорошо, хорошо. То, а если... Пускай стоит. Если... Не, То я заплачу. Я тебе даю добро. По септеню отъездим, чё? А тут кто-нибудь собирает, отбирает? Если я буду, я вам дам. Здесь никто не отбирает. Здесь никто не отбирает. Здесь, вот если зайдешь в этот бром, Да. зайдешь трезвым. Ага, Вот так выйдешь. ага. Все свои. Ну, там все Все свои. свои. Ну, там все свои, да. Jasna. Apie kažkokį tokį pinigų surinkimą, kad atvažiuotų ir kažkas iš jų rinktų pinigus, tai to jie nepapasakojo. Vis dėlto galbūt tai galėtų dar būti ta situacija, kuomet aš buvau per trumpai, jie tik mane pamatė, tik su manim susipažino ir galbūt iš tikrųjų jie dar nepakankamai manim pasitikėjo, kad galėtų pasakyti, jog kažkas renka čia pinigus. Taigi, eksperimento metu nepavyko užfiksuoti įrodymų, kad elgetaujantys žmonės verčiami rinkti aukas ir atiduoti jas kitiems. Tačiau akivaizdu, kad čia veikia savita sistema, kur išmaldos prašytojai yra pasiskirstę elgetavimo teritorijomis, įtariai žiūri į naujokus ir iš jų paprašyti pinigų tikrai nesibodi. Mes atpažįstam bent keletą elgetavimo priežasčių. Viena tai iš jų, kad nemaža dalis, tikrai nemaža, yra, kad žmonės yra pakliuvę į tokį kvaišalų vartojimo ir pinigų rinkimo užburtą ratą. Tai reiškia, kad gaunu pinigus, juos išleidžiu kvaišalams, tada yra abstinencijos sunkus laikotarpis, vėl ieško, vėl gaunu. Žmonės tiesiog nežino ir neturi įgūdžių ir greitu metu jų neįgaus, kaip jie taip užsidirba pinigų. Tai jeigu ne pinigus rinks, tai rinks kitus daiktus, kuriuos pardavinės ir tiesiog toks yra išgyvenimo būdas. Mūsų vertinimu, kad žmonių, kurie susiję su tam tikru verslu, kuris jau yra ne vieno asmens pragyvenimo šaltinis, bet kažkokio verslo struktūros dalis, tai nėra labai paplitęs reiškinys. Sunku vertinti, bet tikrai iki 20%, nedaugiau elgetaujančių žmonių yra kažkaip susiję su tuo. Patys elgetaujantis, jie pasakoja apie tai labai atsargiai, nes bijo. Paprastai šita struktūra jinai persikelia iš įkalinimo įstaigų, kur yra stiprus kasinis santykis, kuris persikelia ir į mūsų į laisvės situaciją, kur žmonės išėję iš įkalinimo įstaigos, jie vis tiek yra susiję vieni su kitais ryšiu, paprastai baimės ryšiu, bauginimo ryšiu. Ir tada vieni žmonės yra, prievarta verčiami dirbti ir tą galima vadinti prekybą žmonėmis. Kiti tuo tarpu iš to uždirba pinigus. Tačiau Vilniaus mieste elgetauti yra draudžiama, kaip ir duoti išmaldą. Kodėl? Todėl, kad tokiu būdu, duodant išmaldą, mes neskatiname žmogų, kad jis pradėtų normaliai gyventi. Mes paliekam žmogų toj pačioj stadijai, kuris buvo dar žemiau krenta. Tai to nereikia daryti. Išmaldos davimo uždraudimas, mano nuomonė, yra priemonė, kuri turėtų mažinti šitą reiškinį. Ir tik aišku, iš tų žmonių jau dažnai nebeturi ką paimti. Tu baudą jam paskiri, tačiau jisai tos baudos neturi iš ko susimokėti, nes jisai neturi jokių pajamų, nuo kurių tu galėtum nuskaičiuoti. Jautriausiai iš tų visų aukojančių, man atrodo, buvo moteris.
kadangi jos rodė daugiausia dėmesio ir jos daugiausiai įdėjo pinigų. Viena moteris įdėjo 2 eurus su trupučiu ir sakė, kad linki viso ko geriausio ir kad nesėdėčiau ten, kur dabar sėdžiu. Buvo tokia moteris, kuri atėjo, aš jos neužfiksavau, kada jinai atėjo, tai atėjus tai moteriai, jinai padėjo man maišelį, pirkinių maišelį, kuriame buvo nupirkta keletą tokių kasdieniškų dalykų, kaip batonas, mineralinis vanduo, ten taip pat buvo pašteto, muilo. Gerai, išmaldos duoti negalima, bet ką daryti žmogui, kuris neturi nei darbo, nei socialinių įgūdžių ar galimybių jį susirasti? Kaip padėti tokiems žmonėms grįžti normalų gyvenimą? Vilniaus miestas yra išleidęs tokias informacinės korteles Vilniečiams ir Vilniaus svečiams su pranešimu ir su žinute, kad gerbiami Vilniečiai ir miesto svečiai, neteikite išmaldos pinigais, neremkite žmonių, kurie yra su ištiesta ranka pinigais, tačiau suteikite jiems informaciją, kur jie gali gauti nakvynę, maistą, sveikatos priežiūros paslaugas arba tiesiog paremkite tas organizacijas, kurios teikia tokią paslaugą žmonėms. Savivaldybė tvirtina, kad šios kortelės yra veiksmingos dėl to, kad elgetaujantis jų turi konkrečią informaciją, kokiu adresu gali kreiptis pagalbos. Be to, ne visi Vilniečiai žino, kad duoti išmaldą draudžiama, tačiau kortelės apie tai informuoja. Vilniaus miesto savivaldybė finansuoja nemokamo maitinimo paslaugas daugiau nei 1000 žmonių per dieną. Taigi dviejose valgyklose nemokamai maitinamas 1000 žmonių. Tuomet nakvynės namai taip pat talpina daugiau negu 400 žmonių. Taip pat yra suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, netgi tiems, kurie nėra drausti sveikatos draudimu. Nusiprausti, pavalgyti, rasti nakvynę jie gali, puiku. Bet kas toliau? Kaip integruotis į visuomenę? Labai pasitvirtino tokia veikla, kad dienos centre, arkivyskupijos karito dienos centre Betanijoje pasilikę žmonės kartu su artimiausios bendruomenės nariais arba iš parapijų atėjusiais žmonėmis kartu bendrauja, skaito knygas, aptarinėja filmus, kartu eina į kokias nors renginius. Ir jau tada tam benamiui yra motyvacija nusiprausti, švariau pasirengti, perskaityti knygą arba straipsnį, sekti aktualią informaciją, kas yra Lietuvoje. Na štai, atrodo, valstybė elgetaujančių žmonių nepalieka nelaimėje ir deda pastangas, kad jie išliptų iš duobės. Tačiau kodėl vis tiek išmaldos prašančiųjų mieste netrūksta? Žiūrėdami į elgetaujančių situaciją, tai pirmiausia matom, kad draudimas jisai iš esmės nesprendžia situacijos. Bausmės jų situaciją tik pablogina, nes paprastai baudos atsiduria pas antstolius ir jos padvigubėja. Žmonės, kurie mes turim begalę žmonių, kuris dirbam, kurie turi 1000 baudas ir eurais, o kartais net ir 100 000 baudas, kurios susideda iš antstolių. Ir jie praktiškai, kad grįžtų jau į tokį normalią darbo rinką, yra neįmanoma. Žmonės yra motyvuojami dirbti, tačiau yra labai didelė problema, kad jie turi skolas. Antstoliai jas išieško, tai jeigu žmogus legaliai darbinasi, dažniausiai 50% yra nuskaitoma kaip skolų dengimui. Prieš keletą metų mes apklausėm 90 žmonių elgetaujančių tą dieną. Po visą Vilnių pasiskirstė socialiniai darbuotojai, kurie ne tik miesto centre kalbino žmonės, tačiau ir miegamuosiuose rajonuose prie parduotuvių elgetaujančius. Tai dauguma iš jų atsakė, kad jie žino apie visas paramos formas, jiems nereikia paslaugų, jiems reikia pinigų. Ir iš to mes darom prielaidą, kad žmonės neišleistų gautų pinigų maistui, drabužiams, pirties paslaugoms, o tai yra jų priklausomybės tenkinimui. Tai štai dalis žmonių, kurie visiškai nenori keistis. Per prievartą mes nieko negalim padaryti, mes galim pasiūlyti. Pas mus yra, mūsų darbuotojai būna, mato tokios žmonės, įspėja, kad taip negalima daryti, tai kad gali būti įspėjimas ir kviečia socialinius skyrius yra pas mus autobusiukų, kad jie galėtų nuvežti juos, jeigu pernakvoti ten, arba jeigu girtas, tai sakysim, kažkur tai pernakvoti taip pat, arba pavalgyti, arba persirengti, arba dar kažkas, arba jeigu gydymo reikia. Bet žmogus turi pasakyti pats, kad jis nori. Jeigu jis nenori, mes per prievartą negalime nieko padaryti. Galbūt mums visiems derėtų susimastyti, kaip padėti elgetaujantiems žmonėms. Gal neduodant išmaldą, o kaip nors kitaip.